Labas vakaras, darbo eteryje pradeda paskutinė šią darbo savaitę krašto naujienos ir aš Akvilė Kupčinskaitė. Dėkojame, kad žiūrite ir trumpai pristatome naujienų temas. Akademijos miestelyje Smegduobė. Ketbusas pirks dar 3 autobusus. Neatsakingai vartodami antibiotikus prisišauksite bėdą. Daugiakultūriame centre švediška kūryba. Mokykimės oratorystės meno. Vaikų popchoras Sapnas švenčia 18 gimtadienį. Akademijos miestelyje atsivėrusi Smegduobė ir baugina ir stebina žmonės. Akademijoje lankėsi mūsų reporteris Dmitrijus Kuprijanovas. Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos akademijos miestelėje atsivėrė Smegduobė. Vietos gyventojai baiminasi, kad tokių duobių neatsivertų daugiau, tačiau jaučiasi pakankamai saugus. Kada jūs pastebėjote šitą Smegduobę? Kada mes čia buvom pratai atvažiavę užvakar. Pamatėm, buvo mažesnė ta duobė. Buvo gerai mažesnė ir buvo priešai tik tai stop juosta, o dabar aptverta pilnai jau. Baisu, žinoma, baisu. Nedaug dievė, čia įreipliuot galima. Dabar kaip tverta, turbūt saugu. Taisys, taip nebus, sutvarkys viską, bus gerai. Nepaliks tokių bėdų. Išplauna vanduo, smėlė, pasidaro, tuštėja ir krenta, nusūrė. O nebaisu pačiam, kad tai tokios atsiranda duobės? Kūdį nebaisu. Kai aptverta, tai nebaisu, jeigu neaptverta, tai baisu. Mums pavyko išsiaiškinti, kad didžiulė duobė atsivėrė tuomet, kai prekinis sunkvežimis atvežė prekes į šalia esančią parduotuvę ir bekraunant prekes įlūžo. Sunkvežimį netgi kranu teko traukti iš duobės. Manoma, kad iš prakiurusio vamzdžio bėgo vanduo ir paplovė požeminį sluoksnį ir jis tiesiog neatlaikė ir įlūžo. Specialistai atsivėrusią duobę netrukus turėtų sutvarkyti. Eksperimentinis Ketbusų autobusas pateisino ir įmonės ir keleivių lūkesčius. Bendrovė pirks dar 3 tokius pačius autobusus. Kėdainių miesto bei rajono gatvėmis rieda žemagrindis autobusas VDL Berhof Ambassador. Bendrovė šį autobusą gavo nemokamai išmėginti ir įvertinti. Tiesa, autobusą galėjo įvertinti ne tik vairuotojai, autobusų mechanikai, bet ir patys keleiviai. Visi autobusai įvertino tik teigiamai. Eksperimentinį autobusą, kurį turėjom paėmę bandymui, važinėjome čia mėnesį laiko kažkur tai. Tai tiek, kiek turim atsiliepimų iš gyventojų ir iš vairuotojų mūsų, tai tikrai pasiteisino. Autobusas pakankamai patogus, ekonomiškas ir tinkamas naudojimui. Netrukus Kėdainių mieste tokių autobusų turėtų atsirasti dar 3. Kadangi mūsų parkas yra pakankamai nusidėvėjęs, tai vyksta autobusų naujinimas, ir išeinant iš to poreikio, mes praeitą savaitę buvome Vokietijoje ir vienoje vokiečių kompanija, kur užsiima tų autobusų renovuotų, atremontuotų pardavimu, atsirinkome dar 3 analogiškus autobusus su daugiau sėdynių viduje, kurie tiktų tiek miesto, tiek priemiesčio sąlygoms, žemagrindžiai, ekonomiški, labai patogus ir lygiai tokie patys kaip ir šitas autobusas. Pasak Ketbuso komercijos direktoriaus Vyganto Vanago, šie autobusai talpina daugiau žmonių nei įprasti Ketbuso autobusai. Tai ypač aktualu, kai reikia vežti mokinius iš rajonų į miestą ir atgal, o vasaros laikotarpiu, kai autobusai būna pilni sodininkų. Autobusai atitinka Euro 5 standartą, o važiuos tais maršrutais, kuriais keleivių srautai bus didžiausi. Sveikatos naujienos. Neatsakingai vartodami antibiotikus prisišauksite bėdą. Jei išsivystys atsparumas antibiotikams, infekcija ar koks nors sužalojimas gali baigtis mirtimi. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, minima supratimo apie antibiotikus diena. Antibiotikai yra stiprus vaistas išgelbėjęs milijonus žmonių gyvybių. Tačiau netinkamai naudojamas, jis gali sukelti didelių problemų, įspėja medikai. Antibiotikus vartojant nepakankamomis dozėmis per trumpais gydymo kursais vystosi atsparios antibiotikams bakterijos. Apie šią problemą jau kalba visas pasaulis. Tai yra labai svarbu ir aktualu, todėl kad bakterijos apsipranta su antibiotikais ir galų gale gali atsitikti taip, kad užpuolus rimtai bakterijai, užklupus rimtam susirgimui, antibiotikai gali būti neveiksmingi. Nes naują antibiotiką sukurti reikia ilgų metų, didelių investicijų
Ir tai padaryti tikrai nėra lengva. Pernai mūsų rajone atlikta apklausa parodė, kad net 14% tėvų duoda antibiotikų savo vaikams be gydytojo paskyrimo. Tai tik vienas iš netinkamo antibiotikų vartojimo aspektų. Antibiotikais gydomos eilinės peršalimo ligos, kurias sukelia virusai, o kaip visi žinome ir dar kartą primenu, virusų antibiotikai neveikia ir virusų sukeltų ligų neišgydo. Kai kurie pacientai, kai kurie gyventojai yra linkę pasilikti antibiotikų likučius atsargai ir po to tik atsiradus slogai ar gerklės skausmui pirmiesiems peršalimo simptomams griebiasi tų antibiotikų likučių vartojimo. Perka deja antibiotikus turguose, vežasi iš užsienio valstybių, kuriuose jie parduodami laisvai be recepto. Ir gydosi patys, nesikreipdami į gydytoją. Laimiai ne visi gyventojai užsiima savigyda. Jie suvokia, kad antibiotikus reikia vartoti labai atsakingai. Gydytojas paskiria, kai labai reikia. O savarankiškai savigyda neužsiima? Ne. Kodėl? Vis tiek vaistai lieka vaistais, negerai piknaudžiauti jais. Be gydytojo ar vartotumėt antibiotikus? Nežinau, būna jų visokių reikia. Ne vienai lygai. Vieni antibiotikai vienai, kitai lygai. Savigyda neužsiimtumėt? Oi ne. Daugiakultūriame centre švediška kūryba pristatyta švedų poeto poezijos knyga. Danguolės Barauskienės pasakojimas. Kėdainių lietuvių ir švedų draugija šiemet pažyminti savo veiklos 15 metų sukaktį Daugiakultūriame centre kraštiečius supažindino su garsiausio švedų poeto, Nobelio literatūros premijos laureato Tomo Transriomerio kūryba. Antrąją jo poezijos knygą Per svyruojantį pasaulį pristatė viešnia iš Vilniaus, vertėja ir poetė Zita Mažeikaitė Sajienė. Prasmingą ir jaukų poezijos ir muzikos vakarą padėjo sukurti Kėdainių muzikos mokyklos atlikėjai. Surengėme tokį poezijos ir muzikos vakarą. Muzikos todėl, kad Transriomeris domėjosi ne tik tai poeziją, kūrė, bet taip pat grojo fortepijonu labai neblogai ir jo poezijoje yra tikrai daug muzikos motyvų. Aš labai džiaugiuosi, kad muzikos mokykla sutiko mums kartu bendradarbiauti ir tokį renginuką mes kartu padarėme. Na, o skaitovai taip pat yra ne bet kas, tai yra Kėdainių lietuvių ir švedų draugijos narių vaikai, tai yra Austė Raicevičiūtė ir Povilas Neliupšis. Švedų poeto Tomo Transriomerio kūryba yra verčiama į 60 kalbų. Būdamas labai švediškas, į pasaulį žvelgia atviromis akimis, todėl įdomus ir suprantamas ne tik skandinavams, bet ir kitų tautų atstovams. Na, apskritai tai yra labai dvasingas poetas. Sakyčiau, kad dvasingumą jis lygiai taip pat yra pajutęs nuo vaikystės. Jisai sako, kad sienos yra visur. Mes esame apsupti sienų. Sienos yra ir kiekviename iš mūsų žmoguje, bet sienų neturi vaikai. Ir jeigu vaikas sugeba išsaugoti tą dvasinį, tokį ypatingą pajautimą, tai jis jam po to labai padeda įveikti daugelį gyvenimo kliučių ir Tomui Transriomeriui tai ypatingai padėjo ir tą galima justi jo poezijoje, jo eilėraščiuose, jo prisiminimuose. Tas ypatingas paslapties pojūtis, kuris nenusakoma ta paslaptis iki galo, bet skaitytojas, kas jis bebūtų, senas ar pagyvenęs ar jaunas, jis tą pajunta. Kraštiečiai kviečiami mokytis oratorystės paslapčių, jas atskleidžia oratorių trenerė Antanida Likšienė. Oratorių mokykla, jau antrus metus veikianti Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centre, kviečia kraštiečius mokytis oratorystės meno paslapčių, kurias atskleidžia ilgametę patirtį turinti viešojo kalbėjimo lektorė trenerė Antanida Likšienė. Pasak jos, išmokti viešai kalbėti, nugalint vidinį nerimą, gali kiekvienas. Oratorių mokyklon ateiti reikia tiesiog pasiryžimo. Ir nesvarbu, kiek žmogui metų, svarbu, kad jis turėtų norą tobulinti savo viešąjį kalbėjimą. Be viešojo kalbėjimo šiais laikais nebeįmanomas joks darbas, bet kokioje veiklos srityje vis tiek tenka atsistoti prieš kolektyvą ir pristatyti savo veiklą
reikia kažkam kažką papasakoti, per gimtadienį pasakyti tostą. Ir visais tais atvejais yra reikalingi viešojo kalbėjimo įgūdžiai. Kada žmogus nusprendžia, kad jam šito reikia, jis tikrai gali ateiti pas mus ir mokytis. Ar greit žmogus išmoksta? Priklauso nuo daugelio dalykų. Kiek įdeda pastangų, kokiais yra imlumo ir ką jis apie tai apskritai galvoja. Manyčiau, kad tie, kurie deda pastangų, jie iš tikrųjų gana greitai pasiekia rezultatų. Čia yra amato nemažai gudrybių ir jas reikia perprasti. Reikia, kad kažkas parodytų, paaiškintų. Aišku, būna tokių, kurie labai greitai patys iš savęs tarsi perima šitas dalykus. Bet vis dėlto aš manau, kad net ir turint prigimtinių gebėjimų reikia mokytis. Oratorių mokyklos klasėje lektorė dirba su 2 grupėmis – suaugusiųjų ir mokinių. Per 4 užsiėmimų mėnesius jie išmoksta laisvai kalbėti, reikšti mintis. Mokymosi metodai paprasti, pagrindiniai darbo principai – praktika ir mokymasis vienas iš kito. Teorijai skiriant 15–20% laiko, visa kita yra praktika. Tik tai praktiškai išbandydamas žmogus gali išmokti šito meno. Visi, kurie domisi viešuoju kalbėjimu, yra laukiami oratorystės mokyklos užsiėmimuose. Užsiėmimai vyks šitame pastate, kolegijos pastate. Labai džiaugiuosi, kad administracija suteikė mums šitas patalpas. Tiems, kurie mokėsi pernai, užsiėmimus organizuosime antradieniais, o visiems pradedantiesiems ketvirtadieniais. Vyksta 2 valandų kursas. 2 valandų užsiėmimas arba pamoka. Ir per tą pamoką kiekvienas žmogus pasakys 2–3 kalbas. Nociūnų popchoras Sapnas sutiko 18-ąjį gimtadienį. Kolektyvo vadovė Daiva Makutienė sako, kad norinčiųjų dainuoti netrūksta. Puiki nuotaika, linksmos dainos ir būrys svečių. Taip 18-ąjį gimtadienį sutiko ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose konkursuose dalyvaujantis Nociūnų popchoras Sapnas. Šiandieną Sapnas aišku, kad atrodo kitaip, ir spalvingiau, ir gražiau, ir talentingiau. Kokios ryškiausios programos yra popchoro šio? Ryškiausios programos tai turbūt respublikiniai ir tarptautiniai konkursai ir festivaliai, kadangi vaikams tas labiausiai patinka. Vaikai labai atsakingai tai žiūri ir tada ir tėvelių toks visai kitoks požiūris būna, kad juos reikia palaikyti. Turbūt niekam nepaslaptis, kad tokie konkursai, jie kainuoja finansiškai, tai aš tikrai esu labai dėkinga. Turbūt visada dėkosiu tėveliams, kurie remia ir mes galime tada pasiekti tokių rezultatų, kokiais galime pasigirti dabar. Čia vietoje dainuojančių tikrai aš turiu nemažai, bet išvykstančių konkursus aš turiu tam tikrą kiekį tik vaikų, kurie tai gali padaryti. Kiek laiko tu jau dalyvauji šiam popchore? 3 metus. O kodėl pradėjai lankyti? Kaip mano brolis pradėjo lankyti ir važinėjame, tai man patiko, tai ir aš pradėjau lankyti. O kas tau čia labiausiai patinka? Dainuoti, važinėti visur. Šiandien popchoras švenčia 18 gimtadienį. Ko galėtum jam palinkėti? Linkiu daug laimės ir visko, ko širdis geidžia. Nociūnų bendruomenės pirmininkė sako, kad mažieji atlikėjai yra svarbi bendruomenės kultūrinio gyvenimo dalis. Be mūsų Muilinyčios Nociūnų jie reprezentuoja Nociūnų kaimą. Ir kaip matėt, kolidoriui tiek prikabinta diplomų, jie daug laimėja ir daug pasiekia. Ir svarbiausia, kad vaikai labai laimingi ir noriai eina į repeticijas. Ar bendruomenė kaip nors prisideda prie jų pasiekimų, jų kelionių? Mūsų bendruomenė turi Nociūnų Muilinyčią, tai socialinis verslas, kurio pagalba mes galime užsidirbti pinigėlių ir investuoti į savo kaimą. Ir mes nutarėm, kad šiemet mes jau galim tai padaryti ir 2000 eurų išleidžiam dovanom. Tai racionalios dovanos, kurios reikalingos kiekvienam kolektyvui. Būtent šiandien mes sapniukam nupirkom koncertinės maikytės. Popchorą sveikino kiti kolektyvai ir Sapno krikštatėvis miesto seniūnas Valentinas Tamulis. Tiek penktadienio vakarą, įspūdžių kupinų laisvadienių. Sudie.